Sveiki visi. Šioje pamokoje pratęsime darbą su anketomis ir tikriausiai jį pabaigsime, kadangi mums teliko susikurti peržiūros puslapį, tai yra nuskaityti iš sukurtų failų informaciją ir atvaizduoti naršyklėje. Ir tikriausiai vėliau peržvelgsim visą kodą dar kartą tam, kad tiesiog išanalizuosime viską iki galo. Taigi puslapis duomenų peržiūra. Štai puslapis anketa, tai yra pagrindinis, sukūrimo puslapis čia ir peržiūra. Taigi, dabar padarysime, manau, peržiūrą tik vieno failo, nedarysime visų sukurtų failų. Tačiau, tai viskas bus panašu, tiesiog padarysime duomenų peržiūrą failo anb.txt. Tačiau gal kitoje pamokoje ir padarysiu peržiūrą pagal vardą, tai yra padarysim paiešką, įvesime failo vardą ir jeigu toks failas egzistuoja, mums atvaizduos duomenys, jeigu neegzistuoja, išves į ekraną tiesiog, kad neegzistuoja. Bet šioje pamokoje tiesiog atvaizduosime duomenys iš failo anb.txt ir tiek. Taigi visų pirma turime įsidėti visus duomenys į masyvą. Tarkim, iš pradžių gaukime tekstą, file get contents, failas anb.txt ir mūsų duomenys, tiksliau masyvas, bus explode funkcija, kuri pašalins ir suskirstys, tiksliau sudės į masyvą duomenys, kurios skiria vertikalus brūkšnys iš teksto tekstas, iš kintamojo tekstas tiksliau, ir toliau galime atvaizduoti. Taigi, failo pavadinimas, čia galime parašyti patys, kadangi mes ir nurodome patys, o ne pagal kokią nors paiešką, tai tiesiog anb.txt vardas būtų, tarkim, vardas pas mus yra pirmas masyve, todėl raktas turi būti 0. Toliau geriau slapyvardis, duomenys, slapyvardis pas mus yra 3, todėl raktas bus 2 ir amžius duomenys 1. Taigi, pasitikrinkime, tiesiog įveskime puslapį peržiūrą ir štai duomenų peržiūra, failo pavadinimas anb.txt, vardas Robertas, slapyvardis anb, amžius 100. Štai nuskaito visus duomenys iš failo ir pagrinde čia mums atvaizduoja tiesiog duomenų peržiūra tekstą. Čia įkintamai rašo visą failo turinį, tai yra visą tai. Čia mums į masyvą įrašo sakykime, šią teksto dalį, toliau į antras įrašas į masyvą yra 100 ir trečias įrašas į masyvą anb. Ir tiesiog, kadangi PHP kalboje skaičiavimas prasideda nuo 0, tai vardas yra masyvo raktas 0, slapyvardis masyvo raktas 2 ir tiesiog įsivaizduokite, kad 0 tai yra 1, 1 tai yra 2 ir 3 tai yra, tiksliau, 2 tai yra 3. Ir tarkim, pas mus amžius yra antras įrašas, todėl, ir sakykime, štai, raktas įrašas. Ir jeigu pas mus amžius yra antras įrašas, tai raktas bus 1.
kadangi tiesiog mes patys skaičiuojame nuo 1, o PHP skaičiuoja nuo 0 ir jeigu mes nenustatome, į kur įrašyti, jis tiesiog mums įrašo į 0, toliau į 1, toliau į 2 ir taip toliau. Taigi galite susikurti kada nors su tokia lentelė, joje susirašyti tokį dalyką ir tiesiog pagal įrašo numerį, tarkim, slapyvardis ANB, tai yra trečias, sakykime, žodis ir pagal šį skaičių matysime raktą. Ir štai čia mes jį atvaizduojame. Na, tiek šioje pamokoje. Nežinau, gal ateityje darysime su šiuo dalyku paieškos sistemą, kurioje galėsime pagal įvestą slapyvardį rasti failą ir jeigu tas failas egzistuoja, tiesiog atvaizduoti būtent to failo duomenis. Tai manau, kitoje pamokoje taip ir padarysime. Na, laukite tos pamokos ir jeigu kas, klauskite komentaruose, prenumeruokite pamokas ir viso.